Sveiki, su jumis Eugenijus Piščinskis ir Medžio idėjos. Ir matot tuščią mašiną. Aš čia ją nereklamuoju kaip kurie, kur tik nuperka iš kart rodo mašinas. Bet, nu žodžiu, jinai tuščia ne šiaip savo, nes mes atvežėm medžiagos, pradedam naują objektą. Iki lubų buvo pakrauta. Dar įsigijom naują žaisliuką su 2 liniuotėm. Darysim tokią, kaip sakant, labai pjaustymas bus daug kampų visokių, tai vat matysit, kaip čia žaidžiam su šitu stakliuku. Ir nueisim, pasižiūrėsim, kiek čia, ko mes turim sukrovę medžiagų. O, tai čia dabar gražiai einam, čia mūsų sandėliukas. Ir va čia tik vienam objektui, tik vienam namui pradžiai. Ir va čia yra visur viskas sudėta, nupirkta iš skirtingų gamintojų. Ir Esves, ir Otanstan. O čia yra apačiai. Vienu žodžiu, čia irgi apačiai. Turiu gal vienu žodžiu, paskui visi sandarikliai, varžtai, viskas jau sudėta pagal ilgius, pagal segmentaciją, kabės, vinis, čia yra bus kampainiai, klijai, kolonų laikikliai, apatiniai reguliavimai, sandarikliai, sesvės, čia yra toks geras daiktas, parodysiu paskui. Vienu žodžiu, purjuosta, varžtai. Vienu žodžiu, kas dar, uglų juosta ir vienu žodžiu, varžtai Esves. Čia yra vienu žodžiu grybėstavimo stogo. Jo, tai vienu žodžiu, viskas taip sudėta. Viskas taip sukomplektuota. Nuo to prasideda darbai, nuo to prasideda visa esmė visų darbų. Ir dabar jau, kai čia mano darbas asmeninis, tai yra dabartinis paruošimas ir jau po 3 dienų ateina visa komanda, po aptarimų, paskui dabar spausdinami brėžiniai su lazeriu ant plėvelės. Jo, ir dar derinami tam tikri momentai, niuansai. Ir viskas šiuo metu daromi pamatai. Tuoj nueisim, pamatus parodysiu. Ir viskas, ir darbai prasidės. Tai maždaug tam tikras laikas, apie 2 mėnesiai stovės karkasas. Ir dar apie 2 mėnesiai jau bus ir stogas, kalimas, viskas matysit, viskas bus YouTube, viskas bus Patreon'e, YouTube bus tokia bendra informacija, kaip pasiekėm rezultatą, o kaip tą rezultatą pasiekti ir kaip tą nagrinėjant gražiai, technologiškai, nuosekliai, viskas bus Patreon'e. Tai prisirašykit Patreon'ą, matysit išsamesnės video gurmanams, kaip aš sakau. Jo, o dabartinis momentas, kad čia yra pradžia. Dabar prieisim prie pamatų ir parodysiu pamatus. Na, čia vadinami finfomo pamatai, kai visa konstruktyvas tų pamatų yra padarytas. Dabar ir matot, viskas yra čia, viskas yra paruošta, padaryta. Dabar bus užpilimas žemės ir dar kolonų užpilimas, ruošiami kolonos, ruošiami. O tai čia yra 50 cm pločio tas atstumas, 5-50. Vienu žodžiu, ir jau turim pamatus ir greit pradėsim darbelį. Tai kaip pamatus parodžiau, dabar matot, kad jau pamatai yra, vienu žodžiu, brėžiniai yra, konstruktyvas yra, viskas yra, medžiagos suraštos, o tai prasideda darbai. Vienu žodžiu, ne mašinos daro,
žmonės daro. Ne aš, o mes darom. Mes tai yra komanda. Komanda tai yra žmonės aplink tavęs, kurie tą daro, ne tik aš, o visi kartu. Nes architektas, konstruktorius, vienu žodžiu, landšaft specialistai, apkrovos skaičiuotojai, visa mano komanda, vienu žodžiu. Ir tai yra ne vienas, ne du, ne trys, ne penki žmonės. Ir tik tai, kai yra žodis mes, tai tada mes kartu galim pasiekti kartu rezultatus. Taip reikia šnekėti, nes kai labai dažnai girdžiu visokių youtuberių, kur aš, gaila darosi tų žmonių, bet ką padarysi. Kiekvienas turim praeiti savo kelią ir suprasti, kad žodis aš aplamai gyvenime sunkiai egzistuoja, yra tik tai mes. Tai viskas priklauso nuo geros kokybiškos komandos ir ta komanda kartu gali pasiekti didelius rezultatus. Tai siekit mus toliau ir per YouTube, ir per Patreoną. Matysit mūsų rezultatus, pasiekimus, mūsų tolimesnius darbus. Malonu būti su jumis. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Ačiū, kad skiriat mums laiko. Skambinat, klausat, prisirašot. Ir, aišku, dėkojat už gerus patarimus. Širdingai ačiū ir iki kitų kartų. Iki malonaus. Su jumis buvo Eugenijus Pišinskis, Medžio idėjos. Iki.